Aš visą laiką sakau savo vyrui, eik muštis. Skyrybos, kodėl ten šiam Tai- procentų, žinai, reitas skyrybų yra, ne? Nu, Tai ne, aišku, kad legalu jiems gulėti ant lovos. Ir ne kodėl vieni vyrai labai traukia, o kiti visai netraukia, kad pagrindinis motyvas, kuris mane traukia, yra įtampa. Santykis kaip sandoris. Yra santuoka, bet nėra santykio. O Nu, ką reiškia tas saugi? saugumas? Va, būtent, ane? Ką reiškia saugi saugumas? yra tada, kada mano vyras yra parengty. Nu, tai vis tiek tų žiežirbų ir dramų bus. Nu, Įtampa, tai nerimas yra neturintis krypties. Pertempia vyrą, žinai, su savo lūkesčiais. Moteris supainiojo savirealizaciją su tikslais. Ar mes norim gyventi tik tai saugiai, ar gyventi iš tikrųjų. Gal mes sugrįžkime į tai, kad nebenorėkime lygybės. Nu, labas, Silvija. Labukas tai nori. Pagaliau mes susitikom tos kavytės, Pagaliau. apie kurią ilgai kalbėjom. Ir dabar tu man papasakok, nuo ko viskas prasidėjo. Oi, labai intriguojanti tema. Labai intriguojant. Ir šią temą pradėjau gvildenti, kai pati pajutau, kad vieni vyrai mane traukia labiau, yra labiau seksi arba patrauklus, bet ne išoriškai. Na, tokie labiau gal savo savita energija. Ir pradėjau tiesiog klausinėti savęs, o kodėl vieni vyrai labai traukia, o kiti visai netraukia. Tada pradėjau stebėti savo santykius. Ir ką tai galėtų reikšti ir ką tai galėtų keisti, ne? Kodėl mane kaip moterį vieni vyrai traukia, o kiti nelabai. Stovi ir ten tiesiog nežiuzelį. Ir ko pasiekoje pradėjau tyrinėti, ieškoti medžiagos, kas vyksta, kodėl. Yra tam tikras patrauklumas arba magnetizmas, trauka tiems vyrams. Ir atradau, kad pagrindinis motyvas, kuris mane traukia, yra įtampa. Kad turiu galvoje, kad tas vyras yra patrauklus man su kažkokiu savo tokiu buvimu, išlaikymu kažkokio tai, tokio įtampos momento. Aš tai įtampa toks labai, žodis, ne, dažnai naudojamas, kas tai yra ta įtampa, kad mes galėtumėm žiūrovom, kurie klauso, kad jiem būtų aišku ir jie nesusidarytų, žinai, įspūdžio, kad įtampa yra, žinai, kad ten vyras užsikačialinės čia stovi, žinai, visas toks raumenį įtempęs, ar, žinai, čia tokia įtampa, ar įtampa, ką tu turi minty, kas yra ta vyro įtampa, kuri sukuria magnetizmą? Aš iš karto suprantu, ką tu nori paklausti, nes veikiausiai išgirdus žodį įtampa, iš karto atsiranda ta mintis, kad pirmiausia tai yra kažkoks nerimas, stresas. Jo, kad nesumaišyti, žinai, kad įtampa tai yra stresas. Arba kažkas, kas yra labai nemalonu, į ką tu papuoli, tarsi, į tokią nemalonį įtampą. Bet aš turiu galvoje ne tą įtampą kaip nerimą, bet aš turiu galvoje prigimtinę vyrišką įtampą, tai yra gebėjimą išlaikyti įtampą. Tai reiškia, kad jeigu vyras nusistatė kryptį, nusistatė tikslą, jisai geba išbūti toje įtampoje ir tą įtampą išlaikyti, veikti, išbūti. Tai apie tai. Gal, pavyzdžiui, kokį pavyzdį gali pasakyti, tarkim, kad aš nieko, aš tarkim nesuprantu, ne, vis tiek aš tarkim nesuprantu, ką reiškia vyras geba išlaikyti įtampą. Kas jo kokį tokį paprastą pavyzduką, kad man būtų aišku. Aš manau, kad kasdieniam gyvenime mes atrastumėm daug pavyzdžių, bet vienas man iš labiausiai įstrigusių pavyzdžių. Čia dabar visai nesenai buvom Utmos, ta prasme, muštynėse, kautynėse. Ir stebėdama, ir tikrai išlaikiau dėmesį visą išbuvau visą tą laiką ir mąsčiau, stebėjau vyrų pasirengimą, jų dėmesio sukaupimą ir išlaikymą to dėmesingumo net tuo metu,
kai, jis yra ir pavargęs, ir jau primuštas, ir galbūt jau ten vos stovintis ant kojų, bet jisai geba vis tiek atsistoti, sutelkti dėmesį ir toliau kryptingai veikti ir reiškia dar pataikyti ten, kur nusitaikė. Tai vat aš turiu galvoj, kad su pirmu pargriuvimu vyras nepraranda įtampos ir jisai vis tiek toliau atsistoja, eina, veikia ir toliau geba koncentruoti dėmesį. Aš turiu galvoje, kad man galbūt net tas pats įtampos išlaikymo momentas yra kryptingas sutelkimas dėmesio į kažką. Dažniausiai tai turbūt vyrai pasirenka objektą. Tai yra, nežinau, darbos ir moteris. Aš norėjau apie darbą, bet galima eiti prie moterų, nes šiaip sąveika, ta įtampo sąveika stipriausia atsiranda taip tarp vyro ir moters. Nuo ko mes ir pradėjome. Taip, nuo ko mes pradėjome ir šiaip... Tai grįžti reiktų prie to, ko pradėjome. Ir šiaip, pavyzdžiui, labai įdomu, gerai. Sąveika, santykis vyro ir moters, kuomet yra santykyje įtampa ir kuomet jos nėra, tarkim, aš iš tavęs ne kartą esu girdėjusi frazę tokią santykis kaip sandoris arba santykis kaip santykis, teisingai sakau, aš neatsimenu dabar tiksliai iki galo, bet kad iš esmės, tai jeigu santykyje nebėra magnetizmo ir įtampos, kas tada, žinai? Tai vat labai gerai dabar atkartoji arba primeni man pačiai, žinai, ką aš pati dažnai pastebiu, kad yra santuoka, bet nėra santykio. Tiesiog tas santykis išblėsęs. Tai labiau ta santuoka virsta į tokį, sakykime, patogų sandorį. Kad gyvena žmonės po vienu stogu, keliauja, kažką veikia, bet bendrystės tokios kaip nėra. Nes, tarkim, vyras, jam atrodo, kad jau gyvenimas po vienu stogu, tai kaip ir jau yra santykiai, kad turėtų būti viskas okei. Bet tai nėra tai. Čia kaip tas klišinis, žinai, kad klišinis tas toksai pasakymas, žinai, kad, vyrui reikia tarsi nuolatos biški gaudyti moterį, ne? Medžioti. Taip, nes jeigu jinai patampa jam per daug patogi, tai jinai tampa, beveik kaip šitą sofą. Tai tiesiog kada noriu. Nes jinai tikrai patogi, šiaip, jo. 101 studio, šiaip geras sofas turi, mums tinka. Tai vat aš ir turiu galvoje, kad santykis yra tai, kas yra gyva, kai žmonės sąveikauja tarpusavyje, tai reiškia, kad vyras nukreipia dėmesį į moterį, tada ta moteris geba atsakyti kažkuo ir tada vyksta sąveika. Ta natūrali trauka. Aš gal net, žinai, labiau, gal ne tiek tą buitį norėčiau paminėti, kiek galbūt tą natūralų patrauklumą vienas kitam būti įdomiu, einant per gyvenimą santuokoje ar tiesiog kažkokioje bendrystėje, bet išlaikyti tą natūralų magnetizmą, kad nereikėtų išorinių dirgiklių, ne? Kad vyras ir moteris tarpusavį turėtų tą sąveiką, tą patrauklumą vienas kitam, vadinasi, moteriai reikia, kad jinai būtų moteriška, ko dažniausiai vyrai iš mūsų, iš moterų tikisi, ne? Tai to, tokio moteriškumo, lengvumo, bet tikrai neįtampos. Ko mes tikimės iš vyro? Mes tikimės, dažniausiai, ką mes moteris įvardinam, kad aš norėčiau būti santykė saugi. O ką reiškia saugumas? Būtent, ką reiškia saugumas? Saugi yra tada, kada mano vyras yra parengty. Kada jisai visą laiką pasirengęs, nežinau, mane tiesiog pakeltą rankų ir nusinešti į lovą. Pavyzdžiui. Arba tiesiog yra pasirengęs imti ir mane išgelbėti nuo kokios situacijos, kad man nereikėtų keisti padangos, ne? Ir, žodžiu, daug tokių pavyzdžių, bet iš esmės tai vyriška natūrali prigimtinė įtampa, tai yra gebėjimas sutelkti dėmesį ir išlaikyti tą dėmesį. Tuo tarpu moteriai šalia to vyro užtenka būti, atsipalaiduoti ir tada jau moteris nebeturi išlaikyti tos tokios įsitempusios pozicijos, kas dažniausiai ir kiša pagalį į ratus santykiuose, tada visokios žiežirbos,
dramos. Ir Gerai, o visi... tai jeigu nu, tarkim, yra įtampa ir atsipalaidavimas, nu, tai vis tiek tų žiežirbų ir dramų bus, tik tai čia jinai yra... natūrali sąveika, tai čia taip turėtų būti, ne? Taip. Pliusas, minusas ir ten kažkas gaunasi. Taip. Tai čia jeigu žiūrėtumėm prieš tai sakiau, kad santuoka yra kaip labiau gali būti kaip sandoris, kur tiesiog žmonės veikia kartu, bet nėra bendros sąveikos. Bet jeigu tai yra labiau toks, kur dar gyva, sakykime, ta natūrali trauka, magnetizmas, tai dažniausiai pora toje visoje sąveikauja, tai yra, kaip jaučia tokį ir konfliktą, ir pyktį, ir susitaikymą, jaučia dar natūralų pulsą, santuokos natūralų pulsą. Tai reiškia, kad tiesiog vyksta dar procesas. Jeigu ten vyksta tiesi linija, nes abudu įsitempia, arba abudu atsipalaidavę, tai tada ten nieko nevyksta. Čia net jau čia toks irgi geras pavyzdys, paprastas kažkoks fizikos gamtos dėsnis, ne? Pliusas traukia minusą. Tada jeigu pliusas, minusas, tai jie sąveikauja, tarpusavy vyksta kažkas. Bet jeigu yra pliusas, tai jis tiesiog atstuminėja, ir minusas minusą ten. Aš nesu super fizikų žinovė, bet iš esmės, kad neveikia, nevyksta veiksmas, jeigu yra vienodi poliai. Čia net poliai, ne? Čia galim sakyti, jeigu gyvena. Tai va būtent, tu Dainora gerai ir paminėjai, kad jeigu nebėra polariškumo, o polariškumas tai nėra nelygybė. Tai yra, kad skirtingi dalykai turėtų papildyti vienas kitą, ko pasekoje gaunasi gyvybingumas. Iš esmės, net turbūt bet kur beimtumėm turbūt gamtą, mums reikia skirtingų polių, kad kažkas įvyktų, tą patį, sakykime, žmogaus gimimo. Mums reikia tam tikros įtampos. Taip. Kad gimtų žmogus. Kad gimtų žmogus, jisai turi būti sudaryta įtampa, taip kaip žemėje dygstančiam daigui. Yra spaudimas, kad jisai išdygtų, kad kažkas įvyktų. Tai kaip ir transformacija kažkokia tarsi įvyktų, ne? Kažkoks pokytis įvyktų. Tai kaip ir santykė. O gerai, va dabar tarkim, atsiras kažkas, žinai, sakys, bet tai aš tai noriu lygiavertiškų santykių, žinai, aš čia gal noriu... Bet kaip su tais, noriu, žinai, arba ar tik vyras, žinai, sukuria kas kuria tą santykį iš tikro? Ar tik vyras, žinai, yra atsakingas santykėje palaikyti įtampą, žinai, kad moteris galėtų būti atsipalaidavime? Arba, pavyzdžiui, o gal moteris, žinai, sėdi namuose ir jinai yra pilna įtampos, lūkesčio. Ir kas tada vyksta santykė? Ar vyras tada gali, žinai, sakyti, žinai, brangutė, ne, ten tu čia atsipalaiduok labiau, mažutė mano. Tu labai gerai užčiuopi, nes kas dabar įvyko, aš tai galvočiau santykiuose, dažniausiai turbūt tai yra įvykę, kad vyras nenori išlaikyti tos įtampos, arba tiesiog nori kažkokio labiau renkasi patogumą, nei kad įtampa, ne, sakykime, tą prigimtinį tokį vyrišką kažkokį žingsnį, moteris supainiojo savirealizaciją su tikslais ir irgi perėmė įtampą. Tam tikrą prasme jos pačios pradėjo elgtis, taip, sakykime, ganėtinai tikslingai, nukreipusios savo energiją irgi į tikslą, tai panašiai veikia kaip vyriška energija, ne? Ta prasme, kad jos irgi įtampa, tai kai yra dvi įtampos po vienu stogu, tai nemanau, kad ten vyksta darniai santykiai. Lygiai taip pat gali būti, kad vyras visai nenorėtų gal išlaikyti tos įtampos. Ir... Gal jis nenori, gal jam labai patogu yra, žinai, nieko neveikti. Tai aišku, visai patogu nieko neveikti, bet tai nereiškia nieko neveikti, pavyzdžiui, moteris. Tai ir čia reikia paminėti, kad ne tai, kad moteris visada atsipalaidavus ir vien tik tai moteriška ir moteriška. Ne, moteris laiko, sakykime, išlaiko įtampą kituose dalykuose, tarkim, buityje, namuose, su vaikais. Vyrai išlaiko įtampą labiau išoriniam pasaulyje, labiau tam konkurencingam, pinigų pasaulyje, ten, kur reikia to tokio, sakykime, galbūt labiau kryptingo gebėjimo veikti, o moteris labiau išbūna
tame išbūna labiau galbūt sudėtingose situacijose arba tam palaikyme, kada reikia vyrą palaikyti, kada reikia su vaikais išbūti kai kurios momentus, kurie irgi kelia galbūt įtampą. Tai sakyčiau, moteris kartais vietoj to, kad išlaikytų ten, kur reikia tą įtampą, išbūtų joje, jos renkasi ją veikiau įdarbinti ir irgi pasirenka, pavyzdžiui, išeiti, tarkim, pasirenka veiklą, bet irgi išeiti kažkur į išorę, į sociumą ir vietoj tos savirealizacijos, sakykime, kad ir tai galėtų būti kūrybiškumas arba kažkokia jos veikla, jos dažniausiai tai paverčia tikslu arba netgi, sakykime, kai kurios moteris paverčia verslu ir kartais tampa taip, kad iš tikrųjų santykyje yra namuose 2 verslininkai arba 2 stiprus poliai, bet neskirtingi poliai. Šito vietą aš irgi gal noriu tokio plačiau, žinai, paplėtoti, kad nėra, kad visos moteris dabar turi patapti taip, klišiškai, žinai, klišė namų šeimininkėmis. Ne, mes tikriausiai nenorim to pasakyti, kad čia visos moteris turi staiga būti nieko neveikiančios, kuriančios, mesgančios tik tai, žinai, čia irgi tokie kraštutinumai, aš šaržuoju biškį. Bet... Jeigu Demetra, tai taip, jinai džiaugtųsi, jeigu galėtų vien tik megzti. Ir valgyt gaminti. Ir būtų labai laiminga, kad ten nieko nereikėtų daryti, ne? Bet yra visokių moterų, kaip yra visokių vyrų, yra ir visokių moterų. Yra moteris, kuri gal, pavyzdžiui, prigimtinai jaučia, kad ji pas ją yra labai stiprus noras lyderiauti, jinai turi tą prigimtinį, žinai, ir kaip jai, žinai, be kalties jausmo, tarkim, aš pati turiu stiprų prigimtinį norą, pas mane daug lyderės vidinės yra, žinai, kad kaip man be kalties jausmo galvojant, kad aš čia jau nueinu, žinai, į įtampą kažkokią čia bandymą, nežinau, siekti tikslo kryptingai, kaip šitoj vietoj galima pasitikrinti, net pasitikrint gal, sakyčiau labiausiai, kad, išlaikyti, kaip moteris gali pasitikrinti, kad jinai nenueina, žinai, į įtampą. Labai gerai tu pasakai, kaip pasitikrinti, nes aš tą pasitikrinimą pati darau karts nuo karto. Nes, tu paminėjai, kad jauti poreikia, tu turi potencialą būti lyderė irgi lygiai taip pat eiti ir daryti įmonėje tam tikrus dalykus, kuriuos ir tu darai, ne? Taip. Ir aš pasitikrinu, kad šalia savo kūrybos, šalia to, ką aš veikiu, ar yra tas momentas, kada aš jau pradedu galvoti, koksai bus galutinis rezultatas. Ir jeigu tik tai aš pajuntu, kad aš labiau tampu, kaip jau procesas užverda einantis į tikslą, aš suprantu, kad aš jau pati esu įtampoje ir natūralu, kad aš keliu tada įtampą ir šalia esančiam žmogui. Tai jeigu mano vyras išeina uždirbinėti ir, sakykime, išlaikyti tą įtampą, fokusą, dėmesį į pinigų uždirbimą, ir aš lygiai to paties griebiuosi, tai viskas, mes tampame tuo pačiu poliu. Tada šeimoje įtampa, mes jau tada pradedam prasilenkinėti, seksualinė trauka feidina, tiesiog nyksta, ne? No sex. Bet jeigu tik tai aš tiesiog atsipalaiduoju, galvoju, kadangi mano vyras uždirbinėja, jisai sukaupęs dėmesį, aš galiu atsipalaiduoti, tada aš jaučiu, kad aš galiu daryti tai, ką aš iš tikrųjų ir darau. Aš neatsisakau savo veiklos, aš netampu vien tik tai namų šeimininkė, kuri atsakinga už namų, ten, sužiūrėjimą, ūkį, bet aš jaučiu, kad tada nuslūksta įtampa, aš nebejaučiu, aš tada tampu lengvesnė, linksmesnė, valiukiškesnė. Tai, kaip iš esmės, žodžiu, kad nežūsti tada raudonai lūpas. Jo, ir vaikštai namuose su raudonu lūptašiu. Faktas. Ir laukiu vyro. Grįžtančių. Tai, moteris tada gali savo tiesiog atsipalaiduoti ir, nebūtina jai, ten
skalbinių turėti visų išlygintų ir ten 5 patiekalų vakarienės pagamintos, kad, jinai parodytų, kad jinai yra moteriška ir atsipalaidavusi, bet jinai gali savo nukreipti irgi, gerai, ne, tad net galvoju, žinai, sakydama, nukreipti savo energiją. Ar tai jau yra, žinai, į tikslo siekimą ar į buvimą? Į buvimą galbūt net. Nukreipti energiją į buvimą. Kas man labai patiko, aš pati šiaip pamaščiau apie tai, žinai, kas yra tas lūkestis. Kažkas iš mūsų kažko tikisi ir kai iš mūsų kažko tikisi, tada yra sukuriama įtampa, tokia nenatūrali įtampa ir netgi labiau panašėjanti į nerimą, ne, kad iš manęs tikisi, kad čia viskas bus sutvarkyta. Arba iš savęs net tikiuosi, kad aš čia tobulai viską, žinai, padarysiu. Čia dažniau būna. Mes sukeliam savo dirbtinę, tokia, net sakyčiau, kad tai nėra įtampa, tai yra labiau nerimas. Tai yra nerimas ir mes mėginam kažkaip tą nerimą kažkur paslėpti po kažkokiais tai mechanizmais, kaip, sakykime, slopinimas, ne, ten galbūt nusiraminimas, ar ten kažkoks nevatsipalaidavimas, ne, ten galim nukeliauti toli net iki tų pačių priklausomybių. Va čia labai įdomi tema, žinai, nes priklausomybės. Vyras, tarkim, vyras yra turintis linkęs į priklausomybę. Taip, ką, jisai nuleidžia įtampą, nuleidžia stresą ir nerimą. Šiaip, jeigu jisai linkęs yra į atsipalaidavimą, tai pirmiausia, jisai negeba išlaikyti įtampos. Ne? Ir tas negebėjimas išlaikyti tos įtampos ir netgi nebūtinai ta įtampa, aš kaip ir sakau, tai labiau turbūt yra nerimas, nes nerimas tai ir yra, galbūt galima sakyti, kad beveik ta pati įtampa, tik tai nerimas yra neturintis krypties. Tai aš kartais, žinot, kaip sakau, moteris, reikia vyrams užduočių, tada jie nustoja nerimauti, jie tada sukaupia dėmesį ir padaro kažką. Bet, iš tikrųjų, žodžiu, tik prašykit, moteris, tik prašykit. Faktas. Tik ir prašykit ir norėkit. Jo. Norėkit. Ir prašykit. Nes jeigu tik norės, žinai, gal vyras apie nors nežinos. Bet šiaip man dar įdomu toliau paplėtoti, tarkim, šitą temą, nes, manau, kad mes abi šiek tiek susidūrusios, ne, esam, kad, ką reiškia gyventi gal net ir su lūkesčiais į vyrą, projektuojant, nežinau, nerimą, įtampą projektuojant per lūkestį, ne? Ir kaip tai paskui atsispindi, žinai, čia, negalim sakyti, kad ten, tarkim, santykė nėra tik vyras atsakingas, aš kaip tai faktas. Visą laiką sakau, it takes two to dance, žinai. Jeigu tu moterį atėjai į santykį, kur tavo vyras yra atsipalaidavęs, reiškia, tu jau atėjai į tą santykį, tu jau esi jame, reiškia. Reiškia, tu atėjai įsitempusi. Atėjai įsitempus, nes tokį, tai pritraukiai. Taip. Tai nereikia sakyti, kad, nekalame šitų vyrų, žinai, prie kryžiaus, kad čia jie, žinai, tik tai kažkaip turi tą įtampą laikyti, bet to pačiu ir gal reikia tą temą tokią net įdomų paplėtoti, kaip moteris kartais perkelia įtampą ar net pertempia vyrą, žinai, su savo lūkesčiais, poreikis norėti, ne, labai gražus yra norėti, pertikti savo norą, pertikti kažkokį vyrui tarsi tikslą duoti, bet, žinai, šitoje vietoje kaip išlaikyti balansą, kad tai netaptų, žinai, kaip, žiūrėk, jau man reikia čia to namo būtinai naujo, kur čia dabar nepastatei dar. Tai čia skamba jau kaip kontrolė. O ten, kur kontrolė, tai ten ir yra jau sukurtas toks, lūkestis, ir dar kontroliuoji. Tai aš manyčiau, kad moters pagrindinis turbūt ir būtų uždavinys išmokti, išbūti, išlaukti, nekontroliuoti. Taip, moteris gali norėti, jinai gali sukurti vyrui kaip kažkokią viziją, kad galbūt mes turėsime namą miške. Kaip svajočiau. Kaip svajočiau. Taip, aš ir turiu namą miške.
Bet tu negrūdai to namo. Bet aš neprižiūrėjau projekto, nevarčiau lapų, kada visą tai įvyks, nežiūrėjau į vyro sąskaitą, kaip ten, kas ten, aš pasitikėjau juo ir aš žinojau, kad jisai dėlioja, strateguoja ir finansus, žodžiu, atsakingai ir viską ir aš suprantu, kad turbūt esminis dalykas, kad mes moteris pačios kartais susipainėjom ir turbūt savo įtampą perkeliam vyrams, tada jis įgauna dvigubą įtampą, jis įgauna, gal, sakykime, jis turi jau savo natūralią įtampą prigimtinę ir dar mes užkraunam savo nerimą, nes mes, tarkim, gal namų šeimininkės bebūdamos neturim ką veikti. Nu jo, neturiu kur savęs realizuoti. Ką čia veikti, tai gal čia dar einam patikrinsim, ką vyras veikia, ar pastatė tą priestatą, ar nepastatė. Nu, bet jis, žiūrėk, ant lovos atsigulė 5 sekundėm, nu tai jau viskas jau nedirba. Tai aišku, kad legalu jiems gulėti ant lovos. Ir ne tik tai. Aš tai sakau, visą laiką vyrai užsidirba. Ta prasme, jie užsidirba tą savo poilsį. Man labai patinka ta mintis, kad vyras, jisai pirmiausia dėl ko dirba, sako. Tam, kad žmona nuo jo tiesiog atstotų. Nu, tiesiog, kad jisai atidirba ir jinai atstoja, bet aš turiu galvoje, kad ne šiaip, kad atstotų, bet jisai išlaiko pusiausvyrą. Jisai dėl to ir laiko įtampą ir jisai turi atrasti laiko tiesiog nieko neveikti. Turiningai, nežinau, tinginiauti, atrasti laiko savo veikloms ir žodžiu. Nu, man net toks vaizdas, žinai, piešiasi, kad tarsi, žinai, vyras išeina į medžioklę, nu, eina kažkur kažką daryti į išorę, eina į medžioklę, nu, tai jis ant įtampos ten. Čia imkim šios laikus, eina dirbti, siekti tikslo, turi vat, savo mintyse sustrategavę, žinai, susidėliojęs. O kai jau grįžta į urvą, į namus, tai nu, jis jau gal biški nori nuimti tą savo įtampą, žinai, nu, nes kiek jisai, nu, kažkur jis irgi turi pailsėti, taigi negali nuolatos būti ant... Kuris tą įtampą savo, žinai, turi padėti, nuleisti. Tai galima sakyti, kad va tas, sakykime, jo grobio parnešimas, ne, tas visas momentas ir yra turbūt tas susijungimas, kada įvyksta va, būtent tas magnetizmas, ta trauka, ne, iki to momento, kada moteris ir perima, ne, nes jinai eina kažką veikti su tuo mamutu, su tuo grobiu, su tuo, ką jisai uždirbo, vyras eina tiesiog ilsėtis. Taip. Juk nėra taip, kad vyras ir išėjo, ne, ir parnešė, ir dar namuose ten viską grįžę sutvarkė, ten visą buitį apėjo. Tai čia ir yra ta sąveika, kad vienas padarė vieną, o kitas perima ir jau veikia kitur. Ir nereikia sakyti, kad moteris vien tik tai atsipalaidavus su to grobiu ten mėgaujasi. Taip. Jinai lygiai taip pat nuveikia savo atitinkamai darbą. Žinai, dabar pašnekėjom apie tokius jau gentainių laikus. Taip. Bet aš pagalvojau iš tiesų, tai kiek mūsų civilizacija savotiškai daug ir prisidėjo prie to, kad vyrai nebeišlaiko natūralios įtampos. Dėl to, kad, na, nėra natūralios grėsmės dabar. Iš esmės sumažina tokią realią grėsmę, ne, tą tokią gynybinę, ne? Nu, visur yra labai saugu. Kiek yra apskritai visuomenė orientuota, nežinau, ar tu esi pastebėjus, pavyzdžiui, net ant kalbant, kai vaikam, pavyzdžiui, žinai, net ant, tarkim, nu, 4-metis mano, kai jis užduoda klausimą, kodėl yra šviesoforas, o kodėl yra perėja sukurta, ir beveik kiekvienas atsakymas prasideda, kad mes būtumėm saugus, kad mes saugiai važiuotumėm, kad mes saugiai pereitumėm gatvę, ir čia ne aš šitą pastebėjau, bet Matas pastebėjo, žinai, sako, kodėl mūsų visuomeniai viskas yra apie saugumą, žinai, nu, tada gaunas, kad, nu, kaip tu vyras, žinai, save ugdysi, žinai, net, nu, va, žiūrėkim, net į vaikų, žinai, kiek nesipeškit, nesikonkuruokit, čia, žinai, nesimuškit, nu, taip, mes juos net minkštinam kartais, ne, nu. Tai šitoj vietoj, žinai, aš labai dažnai per paskaitas ir pasakau, kad kaip tik, o gal leiskim būti vaikam kartais šiek tiek nesaugiems, ypatingai berniukams. Gal neužslopinkime tos prigimtinės
ane, tokios noro kažkokios peržengti ribą, nes mes visi tai gimstame su baime, mes atsinešam prigimtinę baimę. Bet tam, kad ją ugdytumėm į drąsą, mes nesukuriame sąlygų. Ką mes sukuriame? Mes kaip tik šiltnamio tokį efektą padarom, kad visur būtų saugu, nepūstų joks vėjelis, ane? Ir kai gyvenime... Ragauk šito, ne. Taip, ir kai iš tikrųjų gyvenime pradeda siautėti vėjas, audra, kas įvyksta? Kapitonas be patirties. Visiškai pasimetimas. Todėl aš visą laiką sakau, nuo mažų dienų, ypatingai berniukams, eikite, muškitės, turiu galvoj, kad muštis tai saugioje aplinkoje, nukreipti, ne? Jo. Kovos menai, futbolas, eikit spardykit kamuolį. Tarsi, kad būtų dėmesys, ne? Aš sukaupiau dėmesį įspirti, pataikyti į vartus tiesiai, ne? Ir panaudoti jėgą. Tai yra vyriška. Instinktyvu, tai yra prigimtinė, tokia instinktyvi jėga, taip, kurios vyrai nebeišnaudoja. Jo, eikit, kovokit. Aš tai, kai gimė man sūnus, tai perskaičiau, nežinau, psichologas, neatsimenu žodžiu, nesvarbu, bet perskaičiau tokią frazę, žinai, kad vaikas intuityviai visada jaučia, kiek jis gali. Ir aš tokią auksinę taisyklę taikiau, kad, pavyzdžiui, jeigu man ateidavo, sakydavo, ar aš galiu šokti nuo šito ten 1,5 metro aukščio laiptelio, žinai, 3-metis koks nors. Ir aš jam sakau, o kaip tu jauti? Pasimatuoja savo viduje, ar čia jaučia ar ne, ar gali nušokti ar ne. Tai jis žino, jie kažkaip intuityviai žino, kad jie nenušoks nuo 5 metrų, nei vienas vaikas nenušoks. Tai čia ir yra, man atrodo, tas ugdymas, ane, tas toksai, kad... Reikia pripažinti, kad gamta už mus kur kas gudresnė. Ir net apie mušimąsi, žinai, aš galvoju, kad man šiaip patinka labai atsigręžti į gamtą, nes gamtoje visi atsakymai yra. Ir žiūrint, nežinau, bet kokį gyvūną, liūtukai, tigriukai, jie ką daro maži, jie mušas, ten kandžiojasi, mokinasi, pas juos tai yra labai natūralu, nes per tai jie mokinasi, nežinau, ugdo save. Nes tai visiškai natūralu. Šiaip gamta tai ir yra dėsninga tuo, kad tie prigimtiniai instinktyvūs dalykai, jie yra neužslopinti. Kad ir kokia būčiau dėkinga civilizacijai, kai kuriuos dalykus labai labai stipriai užslopino. Ko pasiekoje mes dabar turime daug stiprių moterų ir dėja daug atsipalaidavusių vyrų. Atsipalaidavusių, taip. Taip, pasakykime. Politkorektiškai. Vyrų. Tai va, ir... Čia gal net faina, žinai, pasakyti, kad, tai nėra mūsų pokalbio tikslas nuteisti ten į vienos pusės ar sakyti, kad čia jau vyrai kažkokie dėl to kalti, ar čia moterys, čia nėra nieko, čia apskritai gal yra toks visuomenės dalykas, kuris yra ir gal net faina apie jį kalbėti, kad iškelti tokį, pamastymą galų gale kiekvieno galvoje, kad ar aš tikrai taip noriu. Ir ką reikėtų padaryti, kad tai keisti, ne? Kad ne tik pakalbėti, kad vyras turi būti labiau įtampoje, o moteris labiau atsipalaidavus. Bet realiai, kaip moteriai, žinai, ugdyti gal savo atsipalaidavimą, kaip vyrui savo įtampą auginti. Aš tai visą laiką sakau savo vyrui, eik muštis. Turiu galvoj, kad, nežinau, eik boksuokis, eik ten, sakykime, kažkokią atrask kažką, kas būtų, nežinau, būgną mušti, ar kažką, kas būtų toksai dėmesys, fokusas ir panaudota jėga vyriškai. Ir, žinai, mūsų šiaip šios dienos arba tiesiog šių dienų kultūra moko atsipalaidavimo. Šiaip moko, ne? Jo, mes kažkada diskutavom meditaciją, ne? Taip, vietoj to, kad, sakykime, eit ugdyti, kaip nukreipti, sakykime, krypti, kryptingai kažkaip veikti, ne, ir tą nerimą kažkur padėti kryptingai, tai dažniausiai tą nerimą sako, eik, atsipalaiduosi, eik pamedituosi. Tai aš supratau, kad aš baisiai supikau ant meditacijų, ypatingai tų, kur tiesiog atsisėdi ir, pakvepuoji, viskas okei, dėmesį sutelki, ten taip, aš suprantu. Bet vyrams, rimtai, aš tai sakyčiau, kad vyras turėtų medituoti veikdamas. Aš nežinau,
Yra geras pasakai, žinai, tipo, medkirtys kirto medį ar skaldė malkas prieš nušvitimą ir, tipo, ir po nušvitimą. Kad realiai, čia šiaip kažkaip atsimenu šitą, bet aš pagalvoju iš meditacijos pusės, ne, kaip sakai, kad nurimti, dėmesį sutelkti. O jeigu, žinai, tas dėmesio sutelkimas ar nurimimas, skirtingai, tarkim, turėtų veikti ir vyrą, ir moterį. Aš taip net kažkaip dabar tokia mintis atėjo, ne? Jeigu moterį iš tikro, jeigu moteris yra prigimtinai linkusi į įtampą, biškį įsitempti, tai jai meditacija padeda nurimti, sugrįžti, ne? O jeigu vyrui, tarkim, jis yra prigimtinai linkęs šiek tiek į atsipalaidavimą, tai tada galbūt meditacija jam gali padėti tą išsiskaldžiusi dėmesį į visus dalykus, sugrąžinti, sutelkti, kad jis galėtų nukreipti. Bet aš šitas, mąstau, žinai. Ir aš dabar tu, žinai, tai pasakei, prigimtinai vyrui atsipalaidavimas labiau toks, ne, gali būti dėsningas, o moteriai kaip tik įtampa. Aš dvejočiau turbūt. Nes prigimtinai, jeigu žiūrėtumėm jau taip ir į tą pačią gamtą, ne, man atrodo, kad pati prigimtis tai rodo, kaip tik, kad moteriškas pradas yra išbuvimui. Taip sakant, kad buvimas, būti. O vyrui kaip tik toks labiau įtampos, gebėjimas išlaikyti įtampą. Tarkim, nežinau, man patinka labai tas pavyzdys su lanku, ne? Jeigu šnekėjom, kad vyras partempia grobę, ne, tai lankas kaip pavyzdys, tai man kaip vyras ir lankas neįtemptas, jis beprasmis, jisai netlieka jokios funkcijos. Gražiai ką. Gali gražiai kabėti. jo, bet čia, nežinau, ar tokia naudinga funkcija. Jeigu ir moteris tik tai guli atsipalaidavus, lankas tik tai kabo, tai nežinau. bet, pavyzdžiui, jeigu jį panaudojame, mes jį įtempiam, tada strėlė kaip moteris, ne, jinai savyje išlaikanti gebėjimas yra išlaikyti tą įtampą. Ir pasitikėti dar tuo lanku, ne, kurio tu esi lanko įtampoje. Vyro įtampoje. Vyro įtampoje. Tai reiškia, moteriai linkėjimas būtų sugebėti išbūti, nekontroliuoti, nežiūrėti, netikrinti, bet sugebėti išbūti. Tada moteris su tuo išbuvimu jinai sugeba. Vyras nutaiko kryptį, ne, nes tai yra vyro toks jau kaip ir pagrindinis momentas. Ir jinai tiesiog su pasitikėjimu skrieja tiesiai į taikinį ir aišku, būtų laimėtojai. Jo, tai čia net toksai gaunasi, kad, kaip be būtų moteris, tada neturėtų pasitikrinti. Ar jinai gali pasitikėti tuo vyru, kad jisai tinkamai nukreips ir tinkamai, tai vis tiek yra tas pirminis pradas, tai yra pasitikėjimas ir priėmimas rūpesčio. Taip. Globos. Taip. Ir kaip ir sakiau, kad jeigu net žiūrėtumėm, jau dabar sugrįžome tuos gentainių laikus, tai ir sugrįžtame. Lengvai pavyzdžiai dėliojas labai. Taip, ir prie to žemės motinos tada sugrįžtama, tai jeigu reikia išauginti, moteris išgimdyti kūdikį, kad jisai subręstų, jinai turi išlaukti. Jinai negali sukurti įtampos, kad vaiką išgimdyti žymiai anksčiau, negu jisai pasirengęs. Jinai turi išbūti. Tai reiškia, kad moteris tai tada jinai turi laukti, jinai turi gebėti laukti, būti, nurimti. Tiesiog tame buvime, gal net, sakykime, moters prigimtis, kaip aš sakau, kartais meditacija ir yra tame, kad moteriai užtenka būti namie, daryti buities darbus arba ten tiesiog rankomis kažką veikti arba žiūrėti į vieną tašką ir tai jau yra meditacija. Tu tarpu... Ir tiesiog eit į kiemą, žinai, kažkaip daržo paravėti. Tu tarpu vyrams, tai yra, man atrodo, ta priešinga galia, ta įtampos galia, kuri padeda visą tai įgyvendinti, tai kūdikis gimsta natūraliai, sakykime, jeigu takais gimsta, jisai gimsta stumimo dėka. Tai reiškia, kad
tai neįvyksta tiesiog savaime, kad moteris pati savaime nepagimdo, ne, tiesiog, arba iš viso kūdikio savaime jinai tiesiog negali vystyti, auginti savyje. Tai reiškia, kad vienas kitam yra labai reikalingi du poliai, vyras ir moteris. Tai reiškia, kad kiekvienas turi savo stipriąją kažkokią pusę. Ir kuomet mes ją sugebam atskleisti, tai mes sugebam ir sąveikauti teisingai. Ir tada, aišku, mes turime tą natūralų magnetizmą, tą natūralų lauką, patrauklumą. Tada vyras yra seksi. Kur tada būna blogai? Na taip, kartais būna blogai. Taip, nes jeigu daug ten to magnetizmo, tai gali ir neišeiti iš miegamo. Nu tai va. Tai kaip ir labai gerai. Kaip ir labai gerai. Ir turbūt va tie esmingi punktai, kuriuos aš ir gvildenu, kad man ir tapo įdomu, kodėl tarp kai kurių žmonių vat yra tas magnetizmas, yra vat kažkas, tas sparkle, o tarp kitų nėra. Čia galima net, žinai, labai paprastai pastebėti nebūtinai tarp vyro ir moters santykiuose. Čia gali būti ir išorėje, tarp draugų, ne, draugės, mudviejų, sakykime, ar šiaip, kad, man atrodo, žmogus, kuris savyje geba išlaikyti, sakykime, tą įtampą arba joje išbūti, kuris geba išlaikyti, tai gal net, sakykime, yra vyriška figūra, išbūti tai yra moteriška, tai jie, man atrodo, sąveikaudami sukuria gyvybingumą. Ne, nu kažkas vyksta. Gyvas santykis vyksta. Taip, gyvas, jisai toks yra pulsuojantis. O dabar, žinai, ką aš pastebėjau, man atrodo, kad žmonės tiesiog ne tik tai, kad bijo tos įtampos natūralios, ne, jie bijo gyvybingumo. Jie bijo tikrumo. Jo, nu, vat net labai, žinai, įdomu ir gyvybingumą, žinai, nu, kas va tai yra tas gyvybingumas, va kada mes pajaučiam, žinai. Man kažkaip šiek tiek su emocijomis netgi asocijuojasi, kad iš esmės, nu, viskas tarsi turi būti labai patogu. Patogi emocija, patogu, nu mes vieni kitiem tarsi labai patogus turim būti, kad tik tai neuždirgint čia kažkaip nepadaryti. Nu, toks biški yra, ne? Toks visuomeniai, kad jau, kad labai patogiai mes čia turim gyventi. Tas toksai diplomatiškas, norėjau sakyti tokį negražų žodį, bet nesakysiu. Tas diplomatiškas mandagumas. Šypsotis į akis, šypsotis tiesiog, šypsotis ir... Kas ten viduj iš tikrųjų? O kas ten viduj, o kad ten verda ir visa kita, ir visa kita. Nes, nu, kas yra tas nepatogumas, nu, kaip tu sakai, va, tas gyvybingumas, ne, nu, gyvybė, nu, jinai nebūtinai turi būti patogi. Oi, ne. Emocija neturi būtinai būti patogi. Nu, mes tada, nu, mes augam ir mes esam gyvi. Tai šiaip, tai pavyzdžiui, nu, tikrai, o tai gimti yra patogu? Nu, šiaip. Nu, šiaip ne, tikriausiai neatsimenu, bet... Aš ir neatsimenu, bet aš įsivaizduoju, kad tai yra turbūt gal vienas iš, nežinau, gal net ir nemaloniausių, ne, sukurtų įtampų ir ta prasme pojūčių, aš net neįsivaizduoju. Bet aš visą laiką sakau, jeigu šeimoje nėra konfliktų, jeigu tai yra, nu, lygų, ta prasme, ne, bet jeigu yra kardiograma ir gyvas santykis, tai yra, nu, tokie širdies dūžiai. Biški lėkščių paskraido, biški balso tonos. Taip, tai būtent. Aš net per paskaitas vyrų kartais paklausiu, ar jie sudaužo puodelį, nes tai yra visiškai legalu. Ne, aš nesakau, kad būtinai namuose daužyti puodelius, gali eiti tiesiog bokso kriaušę daužyti, bet... Gali ir puodelį kartais. Gali ir puodelį, aišku. Sieną geriau tegu tik tai. Bet neskatinam smurto šeimoje, bet į sieną mes. Ar į grindis. Bet šitų puodelių paprastai yra per daug namuose. Jo. tai žodžiu... Pamečiau mintį dabar. Nu mes kalbėjom apie gyvybingumą, kad jeigu neskraido indai namuose. Taip. Nu tai va, tai aš tada visą laiką sakau, jeigu šeimoje yra tik tai va, jau pulsas toksai, jau tik tai viena tokia linija, tai aišku, kad ten nieko nėra, ten tai yra patogus sandoris. Tai dėl to, kad tu man patogus, nes mes kartu pasiėmėm paskolą, ten, sakykime, auginam vaiką, ar ten, nu, žodžio, ne? Bet jeigu tas santykis yra gyvas, jame yra emocijos, jausmai, nesutarimai, kažkokie mėginimai suderinti, ne, subalansuoti tą pusiausvyrą,
Tai valio, mes turime Pulsą. širdies dūžius. Beje, kalbant apie širdį, jaučiu reikėtų paminėti. Paminėk labai. Paminėsiu, nes va būtent šiandien ryte, žinok, skaičiau, nes ruošiausi. Tai, kad širdis, tai yra raumuo, tai yra labai labai stipriai suspaustas raumuo. Tai yra įtampa, tai yra gyvybė, tai įsivaizduoji, tai yra gyvybė įtampos dėka, širdies dėka, mes gauname kraują, ne, į arterijas ir visus, viską, viską, gyvybę gyvybių. gaunam. Iš esmės, tai va būtent. Tai pulsas, na, galima sakyti, valio, išteisinam įtampą, prigimtinę vyrų įtampą, kaip natūralų gyvybės pulsą. Tuomet, Anet, noriu paklausti, bet gyvybę tai ir moteris turi. Tai aišku. Tai jinai irgi turi turėti Tai faktas, tai jinai irgi turi savo pulsą. Taip. Aš tai manau, kad čia ta sąveika, tas mainimas, žinai, paduoti tą pulsą, kad nebūtų vienodai, bet besimainydami. Ir šiaip reiktų suprasti, kad ne visada vienodai, kad vyras tik įtampoj, o moteris tik atsipalaidavo. Jo, neikim į tos kraštutinumus, Ne. Kraštutinumai tai nėra centras. Centras tai yra, šiaip iš esmės. Tik tai manau, kad pusiausvyros dėka mes pasiekėme iš esmės viską, ką galime pasiekti. Ne? Čia įtampa veikiam, čia atsipalaiduojam, pabūnam ir vėl toliau turim galimybę veikti. Bet galvodama apie kraštutinumus dabar, kai tu paminėjai, tai turėčiau pasakyti, kad kraštutinumai būdingi vaikams arba paaugliams, kurie nori išmėginti. Tai jiems būdinga tas bėgimas ir čia pabandysiu, ir čia iš išorinio pasaulio pasimsiu tą. Biškai ten pabandysiu atstumti, žinai, Taip. Mamą, tetę, pabandysiu čia. Taip, tiesiog galbūt toksai ieškojimas savęs, kas aš esu kaip individualybė, ne kaip žmogus. Bet brandžiam suaugusiam žmogui jau nebebūdingi kraštutinumai turėtų būti. Turėtų. Arba ieškojimas kažkokio tai, žinai, tokio dirgiklio, išorinio dirgiklio. Kad tam, kad gerai jaustis, ieškau kažko išorėje. Ne. Pasitvirtinimo ar dirgiklio? Va šitoje vietoje, žinai, nes... Aha, va būtent Gal pasitvirtinimo, nes dirgiklis tai mane išmuša. Tai, bet žinai, va tas pasitvirtinimas irgi galima sakyti gal taip labiau, ne, kad aš turiu išeiti į išorę, kad mane pastebėtų, pamatytų, arba kad aš daug dirbsiu, ar gauti patvirtinimą išorėje. Ir ten pasieksiu kažkokias pareigas ir tada jau būsiu, jau tiek būsiu įsitempęs, kad, pagaliau mane pripažins, ne? Bet esmė, kad būtent tai ir yra, kad išlaikymas tos pusiausvyros ir vienam ir kitam, tiek vyrui, tiek moteriai, ir juos būtent geba išlaikyti toj natūralioj traukoj. Nes jie ir va taip ir mainosi, kad vienu metu vienas, sakykime, įsitempęs, ne, arba ten kitas atsipalaidavęs. Jeigu reikia, juk vyras, žiūrėk, kartais jis tai ten tikrai turi daug darbų, kur tiesiog neturi galimybės atsipalaiduoti, tada moteris turi pasistengti, tada aš šiek tiek gal pabūsiu dabar mažiau, gal, sakykime, dirbsiu savo darbų, bet aš tada palaikysiu erdvę namuose, kad kai jisai grįžta, kad jam, padėti atsipalaiduoti. Jo. Taip, iš esmės tai, grįšiu prie tos temos, kur tu sakai, kad vyrai linkę, prigimtinai atsipalaidavimą, aš galvoju, kad ne, tai nėra natūralus polinkis į atsipalaidavimą. Aš manau, kad tiesiog dėsningai jau, šių dienų kultūra mus taip atvedė iki to, kad, liktai mes norėtumėm atsipalaiduoti, pabūti atsipalaidavę, bet mūsų niekada neaugina tai, kas yra lengva ir patogu. Tai jeigu taip peržvelgiant, ką mes šiandien šnekėjom, labai daug visko. Daug kalbėjom, O jie kaip daug pakalbėjom. Prie kavytės. Taip, kaip ir tarėmės, planavom. Kaip ir planavom. Tai ką mes norėtumėm, žinai, kad išsineštų klausytojai iš šito viso, žinai, kokia yra ta pagrindinė žinutė, kurią norim perduoti. Man tai šiaip, žinai, visą laiką klausimas kyla, ar mes norim gyventi tik tai saugiai, ar gyventi iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų jausti, iš tikrųjų mylėtis, iš tikrųjų gyventi garsiai su tokiu, žinai, tokiu jausmu, kad tai nėra iš patogumo. Arba tai nėra dėl to, kad kažkas iš manęs tikisi,
Ar kad aš visada komfortiškai jaučiuosi. Nu, aš net galvoju, žinai, mesgi kiek išeinam iš komforto zonos, kad patirti dalykų, nes jeigu nuolatos komforto zonoje, tai tu toks, nu, užkerpėje, ne? Nu, tipo, nebegyvenimas toksai. Taip, užkerpėje, teisingai. Taip, Nu. kaip stovintis vanduo rūksta. Nu, Užtat moteriai reikia krantų, reikia vagos, kad tas vanduo nestovėtų, o turėtų aiškia kryptį, nurodančią. Taip. Ir srauniai tekėtų, ne? Tada, kai moteris srauniai teka, vyras generuoja ten nedaugiau elektros, bet daugiau pinigų ir taip toliau. Tai man atrodo, kad tiesiog čia norėtųsi paklausti, ar norisi gyvybingumo, natūralaus, paprasto gyvybingumo ir tikrumo, ne tik tai tarpusavio santykiuose, ne tik tai šeimoje, bet su visais. mhm. Ir net Nebijoti viduje emocijos. santykė su savim. Taip, ir nebijoti va to, ką jauti, nebijoti galbūt, nes, sakykime, kažkokių tai tų natūralių etapų, sakykime, to, kas yra būdinga ir reikalinga. Tada, Taip. kada įtempti, kada paleisti, kada tiesiog nieko nedaryti, neveikti. Tai ir vyrams ugdytis pabūtų įtampoms. O moteriai tai reikėtų tiesiog, net nežinau, ar išmokti, veikiausiai prisiminti. Aš net norėjau sakyti, kad ir vyrų nereikia išmokti, jam reikia prisiminti, nes esant reikalų, tai jie visi va taip gali susimobilizuoti. Ir dabar, žinok, būtinai dabar noriu pasakyti, prisiminiau dar vieną mintį, žinai. Vieną tokį vyruką sutikom ir jisai pasakojo būtent apie tai, kad jisai prieš 3 metus pradėjo lankyti kovos menus ir aš suklusau, aišku, nes jisai paminėjo, kad, sako, ir tu žinai, sako, manie tiek atsirado drąsos tokios, sako, natūralios drąsos ir sako, aš namuose grįžęs nebeburbu žmonai. Galvoju, oho, čia man jau įdomu, nes jisai savo nerimą, tas, kas prigimtyje, tai mums užkoduota bijoti. Ne? Vadinasi, mes tą baimę kažkur turėtumėm integruoti, kažkur ją turėtumėm padėti, ją treniruoti. Treniruoti drąsą. Treniruoti drąsą, būtent ir jisai, besitreniruodamas, jisai tiesiog tą energiją padeda ten, kur reikia. Ne? Dėmesingai nukreipia, ten besimuždamas, ten, kur reikia, ir jam nereikia to nerimo iškrauti buityje namuose. Tai vyrai eikit muštis. Tai taip. Kamuolį, muštis, veikti ką nors. Žodžiu, iš esmės medituokit aktyviai. Per veiksmą, labai linkim. Per veiksmą, jo. O moterims per buvimą, tiesiog būti. Dar tuo pačiu, pagalvojau, buvimas, tai man asocijuojasi labai stipriai su tuo, mes labai dažnai girdam čia ir dabar, ne? Tai man labai buvo gera atrasti, kad būtent senovės graikai turėjo 2 laikus, Kronos ir Kairos. Kronos tai yra tas pamatuotas, aiškus laikas, pagal kurį mes dėsningai gyvename, tiesiog tai yra tą valandą važiuosim ten, tą valandą veiksim tą, žodžiu, labai pamatuotas, aiškus laikas. Ir Kairos tai yra buvimas laike. Tai reiškia, moteris turi išbūti, gebėti būti ir sukurti vyrui tą erdvę, tarptų aiškių linijų, tarptų aiškių valandų, tą buvimą. Tai lygiai taip, kaip išvažiuojam atostogų, tai nederėtų kapoti ir kas 5 minutės keisti krypties. Gal kaip tik moteris ir turėtų vyrui padėti būti tame laike, pailsėti. Net savaitgaliu, žinai, išbūti, nelėkti visur, kur taip, ten. Tai iš esmės moteris gali būti kaip iniciatorė tam buvimui, poilsiui vyro, ne? Taip. Nu, ir aišku, kaip ta įkvėpėja, šiaip veikti. Nu, jeigu mato, kad jau vyras ten tos įtampos jau nebelieka, arba jau ten imasi kokių tai atsipalaidavimo būdų. Nes šiaip tada reiktų sudaryti sąlygas. Jam įsitempti. Biški labiau atsipalaiduoti moterį. Įtempti biški. Nu, labai smagiai, man atrodo, mes čia taip viską palėtėm, labai daug temų palėtėm šiandieną. Net tikriausiai ne viską, ką norėtumėm pasakyti, pasakėm, nes čia tokia plati tema, kad kas
apie vyrišką įtampą ir apie moterišką atsipalaidavimą, mums bent jinai pačiom atrodo tokia neišsemiama tema, kur jinai visur persipina santykiuose, darbe, šeimoje, visur. Ir gal noris net paminėti, kad mes kodėl ją pradedam, kad įdomu iškelti šitą temą yra visiems viešai pasikalbėti, kad, o kaip yra, žinai, kaip jūs mąstot, net, klausytojo, žinai, paklausti, kaip jūs mąstot, ar tai yra aktualu pakalbėti ir kiek tai yra reikalinga, ar sukėlė kokias emocijas, gal jums pasipriešinimas sukėlė, gal čia sako dvi peza kažką atsisėdusio, žinai. Šiaip mums aktualu, iš vis, kaip mato žmonės šitą temą. Taip, labai aktualu, Norisi žinai. apie tai kalbėti gal taip tiesiog garsiau. Garsiau, jo, ir tokia, žinai, atvira diskusija, žinai, nes, tai nėra nei vyrų nuteisimas, nei moterų kažkoks išaukštinimas, bet realiai, kas yra magnetizmas ir kas yra moteriškas, vyriškas polis, žinai, kad, gal mes sugrįžkime į tai, kad nebenorėkime lygybės pasaulyje, o norėkim polių, polariškumo, magnetizmo norėkim. Nes iš esmės tai taip, galbūt civilizacijoje daug kas ir pasikeitė, bet žmogaus kūnas, nervų sistema visa ir tas biologinis visas pamatas, tai jisai nepasikeitė. Taip. Tai gal reikėtų grįžti prie to, kad gal dėl to ir neveikia santykyje daugelis dalykų, gal dėl to išyra tiek daug porų, arba mes gyvenam tiesiog santykiuose, kurie, Skyrybos, kodėl ten 100%, žinai, reitas skyrybų yra, ne? Kažką tai sako irgi, žinai, kodėl visuomenė yra ant kiek depresija sergančių, kiek nenorinčių ten daryti, gyventi. Tiesiog yra labai daug dalykų, ką aš manau, kas įeitų į šitą temą, kad, tarkim, mes sugrįžtumėm į tos savo prigimtinius tam tikrus dalykus ir net galėtumėm, sakykime, per kūną galvoti, ne? Kodėl mūsų neskatina niekas eiti tą įtampą, tarkim, ar nerimą nukrauti kažkur tai labai aiškiai į sportą, į kažkokią tai veiklą, ne, aktyvę. Ne, greičiausiai mes gaunam tiesiog, nežinau, piliulę kažkokią tai, arba, sako, nieko tokio, čia pamedituosi, pakvepuosi ir praeis. Ne, o galbūt reikėtų iš tikrųjų kontakto kūnui, tikro kontakto judesio, prigimtinio judesio, ne? Taip, tokia biški būti vėl nebepatogiem, žinai. Man kažkoks toks ateina, žinai, toks... Pavojingiams būti? Nepatogiem. Nepatogiem ir pavojingiams mažą katę, už kampo kas miške. Taip, žinai, biški taip, nepatogim. Tai ačiū tau už pokalbį. Labai linksma, man patinka diskutuoti visom temom. Man irgi labai patinka, mes, atrodo, galėtumėm jaučiu... Pratesti, neliktų, kaip čia nebūna, kad pritrūksta temų. Nepritrūksta ir dar kiek jų liko. Ir dar, žodžiu. Tai... Jo, tai mes atidarom čia viską, savo pokalbius ir tikrai norim labai daug apie ką pasikalbėti ir papasakoti. Gal dar pabaigai norėčiau pridurti, kad manau girdėjo čia tam tikras frazes, tokias Silvija minėjo, Demetra, žinai, kas tai yra, žinai. Manau, daugiau ir girdėsite mūsų pokalbėse, nes mes labai... Taip, Arėjas, reikia paminėti Dzeusas, tokia, žinai. Tai yra archetipai ir Silvija jau daug metų, aš jau net nežinau, kiek metų atgal esu dalyvavus toj paskaitoj. Ir jeigu jums yra aktualu sužinoti, kas tai yra, ir savo archetipus sužinoti, ištyrinėti, kaip jie pasireiškia, tai kreipkitės į Silviją, mes visus kontaktus apačioj. Taip, beje, aš dabar kaip tik skrebenu vyrų knygą apie vyro archetipus, tai ypatingai ta įtampa kaip tik tema labai. Kaip tik. Tai, o aš pati galėčiau jums daugiau papasakoti ir padėti pradirbti su lūkesčiais į vyrą, kad tos įtampos nebekelti vyrui. Ar atsiskleidžiant savo prigimtinis potencialus, tai per coachingą, tai aš irgi apačioj, tiesiog mes pasidalinsim savo kontaktais, jeigu yra aktualu, kreipkitės. Ir mes šiandien filmuojamės nerealioj studijoje, 101 studija, taip. Tai čia visas šitas etapas. Man patinka. Čia reikia sugrįžti ne kartą. Taip, ir esam numačiusios daug tai. Ačiū. Ačiū tau, Dainora.
Man labai fainai su tavim. Ai, bet man irgi. visą laiką visur, kur ar mikrofonas čia, Ar nėra ar jo? nėra to mikrofono, man atrodo, kad Kaip man tik kažkada sakėm, tai tiesiog reikia pasistatyti kamerą ir pasifilmuoti, ką taip, mes čia tai va, šnekam. Tai taip ir padarėm. Taip ir šiandien, padarėm, Bet mes padarėm Mariaus dėka. Jo. Ačiū tau, Mariau. Tai va. Nu tai ačiū. Mm. Aš tai visą laiką sakau savo vyrui, eik muštis. Skyrybos, kodėl ten šiam Taip, procentų, žinai, reitas skyrybų yra, ne? Nu, Tai ne, aišku, kad legalu jiems gulėti ant lovos. Ir ne kodėl vieni vyrai labai traukia, o kiti visai netraukia, kad pagrindinis motyvas, kuris mane traukia, yra įtampa. Santykis kaip sandoris. Yra santuoka, bet nėra santykio. O Nu, ką reiškia tas saugi? saugumas? Va, būtent. Ką reiškia Saugi saugumas? yra tada, kada mano vyras yra parengty. Nu, tai vis tiek tu žiežirų ir dramų bus. Nu, Įtampa, tai nerimas yra neturintis krypties. Pertempia vyrą, žinai, su savo lūkesčiais. Moteris supainiojo savirealizaciją su tikslais. Ar mes norim gyventi tik tai saugiai, ar gyventi iš tikrųjų. Gal mes sugrįžkime į tai, kad nebenorėkime lygybės,